Geriausias būdas, kaip padaryti špagatą, tai turėti individualias treniruotes. Ir mano požiūriu, špagatas yra sveikas tuo met, kai mes atsižvelgiame individualiai kiekvieną žmogų ir jo esamą raumenų tonusą, jo amplitudes, jo silpnasias ir stiprasias vietas. Dėl to aš labai mėgstu dirbti individualiai ir būtent iš to gimė ši špagato mentorystė. Špagatui tampytis yra sveika, didinti lankstumą taip pat reikalinga ilgamžiškumui, sveikatai, grąžinti kūnui skolas, kur yra tam tikri sutrumpėjimai reikia. Tačiau jeigu tą darysime neprotingai ir tik tai tempsim neįsivedę mobilumo pratimų, jėgos pratimų, tai nuves į traumą, persitempimą, tam tikrus skausmus. Dirbdama su žmonėmis pastebiu, kad svarbiausia yra individualiai įsivertinti kūno sandarą ir esamą pirminę situaciją ir sudėlioti planą, kad galėtumėm ne tik tai tempti tai, kas yra užtrumpėję, ar tvirtinti tai, kas yra nusilpę, kad kūną vestumėm į balansą, o ne dar labiau didintumėm disbalansą. Dažnai pastebiu, kad moteris tamposi per YouTube špagatui neįsivertindama, su kokia situacija atėjo, ar prieš tai buvo traumų, kurios dalys yra užtrumpėję ir tempa viską iš eilės ir to pasiekoje arba nėra jokio rezultato. Ilgalaikiai perspektyvai toks planas veda į traumą, nes yra tam tikra žmonių grupė, kurie jeigu tik tai atliks tempimus, jie labai smarkiai žalos save ir tai jiem bus nenaudinga, o kaip tik žalinga. Todėl šioje vietoje labai svarbus yra identifikavimas silpnųjų vietų, identifikavimas, ką reikia sutvirtinti, ką reikia tempti. Tad per špagato mentorystę mes pasijungėme net 4 Zoom skambučiam, kur įsitestuojame kūną, įsitestuojame, kurios raumenų grupės yra sutrumpėję, įsitestuojame kojų tam tikras dalis, įsitestuojame klubus ir pagal tai aš sudėlioju planą, kada kokią treniruotę atlikti. Ta planą keičiu kas savaitę, tol, kol žmogus padaro špagatą. Tad nors ir 4 susitikimai, tačiau planas kas savaitę jums atkeliaus iki tol, kol padarysit špagatą. Taip pat špagato mentorystėje gaunate palaikymą, tai yra atsakau į visus klausimus. Jeigu atsiranda kažkokie kojų išjautrėjimai, paskiriu stiprinančias treniruotės ir jas adaptuoju pagal jūsų kūną. Jeigu video duombazėje nėra nufilmuotų treniruočių, jums asmeniškai jas nufilmuoju, kad ne tik tai tvirtintumėt kūną ir įsineštumėt naudą, bet ir pamažu sveikai didintumėt lankstumą. Tad špagato mentorystėje jau dabar yra 15 treniruočių ir esant poreikiu jas vis pildau. Ir jeigu nori padaryti špagatą ar virvę, nori, kad aš palydėčiau tave saugiai ir sužinoti daugiau apie savo kūną, kviečiu jungtis ir tave prie špagato mentorystės. Mentorystė kainuoja 200 €, tačiau jeigu negali vienu kartu sumokėti tokios sumos, gali ją skaidyti į 2 kartus ir mokėti po 100, arba gali skaidyti į 4 mėnesius ir mokėti po 50, tad ši investicija tikrai nesijaus, o tu įsineši labai daug naudos ir žinoma špagatą. Nekantrauju palydėti ir tave link špagato, junkis prie tų 400 su viršum žmonių ir būk vienas iš jų ir tu.